Sveiki, su jumis aš, Fuzintas, ir sveiki atvykę į mano naują video, ir kaip matot, mes vėl esame Minecraft'e. Bet čia yra mano naujas serveris dėl to, kad paskutinė mirė. Mirė Abžora, mano papugėlė, nes jie nužudė Sensėjus, bet šitas serveris yra apie kurį nežino Sensėjus. Ir jeigu tu žiūri video, aš tau atkeršysiu už mano Abžorą. Žinok tai. Už tai, kad nužudė Abžorą, tu mirsi. Tai jis apie šitą serverį nežino ir pagrinde aš apskritai sukūriau šitą naują serverį dėl to, kad šitas žmogus prašė, kad aš padaryčiau naują pasaulį, kad galėčiau pastatyti miestelį, tokią kaip kaimelį. Na, tai džiaukis, kaip matai, aš tavęs paklausiau. Tai dabar, manau, pradėsim nuo klasikinio dalyko – išsikirsti medį. Kadangi mes esam prie beržų, mums galėtų išeiti visai gražus nameliai, bet aš galvoju, mes varysim pasimainin, kol akmeninis daiktus pasidarom ir tada plauksim, nes kas nežino, aš norėčiau gauti Abžoro numeris 2, bet reikia džiunglės keliaut, o jeigu ras kažkokią gražią vietą, tai Abžorą gausim tik ateityje. Gerai, greitai pasidarom viską. Aš čia greit dar pasižiūrėjau, mačiau, yra kaulo vienoje vietoje. Kažkur va čia, kur akmuo, mačiau kaulą mums. Kur kaulas dingo? Kažkur šitas vietose ir būna kaulo irono. Jeigu mes esam lucky. Va kaulas. Gerai, greit pasidarom pirmus įrankius. Pasidarom kol kas gal pikeksą, žinot. Oba. Taip pat, kai pažiūrėsit video iki galo, pakomentuokite, ką galėčiau pasidaryti dar, arba jeigu turit patarimų kažkokių įdomių dalykų, kurias galima atrasti, arba ką galima lengvai gauti, kad ir sunkiai gauti, tai būtinai pasidalinkit, nes gali būti, kad šito komento irgi paklausiau, tai ir jūsų komentą galėsiu paklausyti. Va, greit prisimaininam. Na va, opa. Greitai, opa, opa, opa. Pasidarom pikeksą. Reikia dar pagaliukų. Opa, opa. Oi. Šitaip, šitaip. Bam. Ir bam. Na va, turim jau akmeninis įrankius, čia jau yra pažanga, va čia va kaulas. Pagaunam greit kaulą ir realiai pasidarysim laivą ir aš manau jau čia plauksim, jau čia neleisim 2 valandas. Tik gaila, kad tas pasaulis dabar sugadintas dėl Abžoros mirimo ir mūsų tokia susipykimo. Bet vis tiek, geras dalykas tas, kad turim šitą naują. Ir jeigu mes surenkam 5 laikus, o tai yra, nemažai šitam dar video, toks visai daug tikrai šitam video, tai jeigu gaunam 5 laikus, aš pabandysiu pakviesti Sensėjų. Bet mums reikia tapti už jį geresniu, kad jis mūsų nenukilintų ir kad mes būtume pasiruošę. Jau gavom, žiūrėkit, 2 irono. Čia sakau, pyšilas pevnas. Ten mes net kaulo, gal turėjom truputį labai. Truputį ten to kaulo gal ir turėjom, bet ten 10 gabaliukų. Ir neturėjom irono apskritai. Ir mes ten kažkur džiunglėse tiesiog statėm bazę, tai... Jo, I guess mes dabar plauksim. O plaukit? O, žiūrėkit, mes galim lovą pasidaryti. Opa. Opa. Ai, žiūrėkit, mums net gal laivo labai nereikia, čia žinot kažkaip. Ar tai viskas? Šalia negi šito visai gera sala. Kai labai šitas iš vieno, šiaip logiškai, jis mažytas, tai tada dar ir iš vieno šioto, bet... Ok. Opa. Kaip juodas taip nemiršta greit.
Okay. Realiai, kur dabar... Šita sala visai gera, bet mes čia žudėm pusę civilizacijos dėl maisto. Truputį apgadinom šitą salą. Čia net... Arba čia pasiekiamas arba sala, bet labai nežinau. Turim 2 irono. Realiai reikia dar vieno, kad pikeksą arba bent jau bucketą pasidaryti. Bet mes šiaip nespidruninam, tai ne bucketą gal darysim, o šarvus ir ten panašiai. Va čia dar turim maisto. Žiūrėkit, mes čia taip maisto normaliai prisiringalim. Plius, kol mes vieni žaidžiam, tai labai gerai. Taip pat, jūs dar nežinau, jeigu jūs turite Minecraftą, tai tiesiog parašykite komentuose, turiu Minecraftą, nes kas nežino, į ateitį, labai tolimą ateitį, aš planuoju atidaryti savo nuosavą Minecraft serverį, kuris dirbs 24 valandas. Jūs galite bet kada padžioinint, bet žinokit, bus moderatoriai, tai jūs net ne vis, kai kurie moderatoriai neturės specialaus ranko, kad jie vaidintų, kad jie paprasti žaidėjai ir tik sumedžiotų. O kitas dalykas, kad atradom džiunglės. O tai reiškia, gal mes turėsim apžorą numeris 2. Bet jinai negalės būti apžora, ta papilda, jeigu jai nereikės 20 sėklų arba daugiau. Nu, nesvarbu, kažkaip pamatysim, pagyvensim, pamatysim. Greitai susirinkam. Arbūzus. Žinokit, vienintelis dalykas, kuo Minecraftas geras, tai jis mane išmokė pasigirti mokyklai, kad aš per šitą žaidimą sužinojau, kad jeigu iškepi smėlį, gauni stiklą. Realiai čia vienintelis dalykas. Prižudom rudų avių. Nes jas yra aišku trupučiu. Geriau nesakysiu, paskui pareportinsit kanalą. Jeigu būčiau pasakęs kai ką apie baltas ir rudas avis. Realiai, man šitas update'as, kad jų pakeitė išvaizdas, na, gal toks ir geras, bet to pačiu ir blogas, nes, tipo, nu dabar kas naujai pradėjo žaisti, tai jiems atrodo tai normalu, nu paprastas toks jau žaidimas tiems gal atrodo, arba čia update'ai jiems tokie nėra blogi, bet kai 5 metus buvo vienokia karvė ir dabar nueini į kitą vietą ir jinai visiškai kitokia, nu tai žinot, gali nelabai būti laimingi, nes jo. O aš dar atsimenu, anksčiau Minecraftas buvo, na taip, ne visi anksčiau Minecraftą labai turėjo, tai aš atsimenu, jeigu pasakydavai, kad aš turiu Minecraftą, nesvarbu PlayStation'as, kompas, telefonas, tau tiesiog reikėdavo įrodinėti. Rodyti nuotraukas, jeigu neturėjai telefono arba neparodai nuotraukas, jie sakydavo viskas, melagis, neturi, tai... Anksčiau Minecraftas, žinokit, buvo kažkas gero, nes dabar jis jau kainuoja 100 eurų. O čia yra, žinokit, nemažai, bet užtat geras žaidimas. Taip pat nebijokit, kai atsiras serveris Minecrafto, tai jis nebus tikrai už metų, mėnesių, kelių. Na, jeigu dabar labai dar pasistengat, tai, na, šį mėnesį pabaigoj pačioj arba, na, vidury kažkur, arba išleisim jau, paleisim serverį, arba gali būt, kad jums reikės dar laukti. Nesakau, kad greit bus ir nesakau, kad ilgai užtruks, tiesiog tik pasakau, žinot. Greit prisirenkam irono ir einam miegučiam. Go to sleep. Gotta sleep, kur mano crafting table. Realiai mums 3 lovom užtenka vienos. Miegam. Sweet dreams. Gerai, čia viską greit susirenkam. O, žiūrėk, dar irono. Greitai susimaninam, ką reikia ir varom iš čia. Apžoras kažkaip čia tingiu ieškot. Surasim dar kažkada.
Ir dabar dar reikia baut. O kaip baut? Aš dabar taip supyksiu, jeigu šitoj vietoj užsta. Kaip jį gaminu? Ai. Ačiū už tutorialą. Aš rimtai, jeigu dabar nebūtų tos knygelės, kuri dabar atsirado Minecraft'e, tai net grinai va čia va, užbaigčiau epizodą ir reikia tiesiog googlinti, kaip craftinas. Greitai. Gerai, dabar pažiūrim, ar aš profas. Bum. Bum. Gerai, profas. Siūlau plaukti į šitą šviesesnę vandenyną, kur koralų yra. Nes vadinasi, arba bus dykuma, arba mūsų norimas džiunglės didesnės. Nu, arba bus šitie va kažkokie random. Va, džiunglės. Sakiau, kad džiunglės bus didelės. Na, po daug žaidimo metų, tai kažką gali išmokti. Gerai, žiūrim. Jaučiuosi nežinau kaip koks Kolumbas. Atradau naują žemyną. Kur ironas buvo? O, žiūrėkit, vario turim. Pasidarysim šarvų. Dabar šiaip daug lengviau gauti šarvus, jie kai yra geresni už... Na, jie yra truputį blogesni negu ironiniai, bet geresni negu odiniai. Ir dar kai šitą varį taip lengva gauti bet kur, tai čia toks, na, geras apsaugos update'as, sakyčiau. Na, bent jie tada pastiprino dar mobų atsiradimą arba kažką padažinimo, tai tada gal ir nelabai dabar jau. Portalas! Portalas! Oh my goodness, mes turim portalą, viskas varom į portalą. Gerai, jeigu mes gautume deimantai, čia negali būti irono. Mending! Pasilaikysim. Irono tikrai 2 gabaliukus galima, man atrodo, pasidaryti. Šito nereikia. Flint and Steel pasiemam. Fortune. Šitą pasilikam. Na ir manau viskas. Velnės, net negalėtume dar portalą kokį žiūrėti. Tada gal pagyvenčiau čia likusį gyvenimą. Nu, šiaip nelikusim. Manau, pirma serija ir antra gali būti, žinokit, kad klajosim. Nes nieks per vieną epizodą, žinot, pasistato kai kurie. Jeigu video 20, kiam valandų ilgumo. Apa, greitai, viskas. Dar irono. Viskas. Na, žinoma, gal bambukų pasiemu. Neklauskit, kodėl, bet tiesiog labai bambukų norisi prisirengti. Galėsim kažką prisistatyti. Su bambu... Oh my god, nes noriu kaip visą laiką. Jauste. Šito nereik. Prisirenkam steką dar. Na va. Ir žinokit, gal ir... Bet tu nebužora. Oi, kodėl aš tavo mančiau? Panda! Kokie tu? Tu liūdna, paimai liūdna, aš nenoriu. Jeigu rastume rudą pandą, tai aš ją visai, kidnapinčiau. Norėtųsi tai pakidnapinti rudą pandą. Nes tai kažkodėl geresnė. Ir šiaip retesnė. Rečiausia apskritai pasaulyje jis irgi, man atrodo, retas. Iš kur man turiu truputį. Žiūrėkit, kaip išmokau Skyblocką žaidžiau. Skyblocką tikrai dažnai esu žaidęs. Tai dabar žiūrėkit, kaip gerai bildinas. Aš bildinas kaip Fortnite kokiam. Čia aš Fortnite Minecraft'e žaidžiu. Taipogi parašykite komentarus, jeigu ne per daug jūsų prašau prirašyti komentarus kažkokį šūdą. Parašykite komentarus, jeigu dar nepavargot rašyti kažkokį šūdą, ko aš paprašau. Ar jums labiau patinka mano Roblox ar Minecraft video, nes tiek daug Roblox'ą filmavau, dabar galvoju, realiai reikėtų ir Minecraft'o. Tai va.
Gerai, varom toliau. Apžo. Tai ne apžora, tu žalia apžora. Man reikia raudonas apžoros. O tai kaip čia dar nėra? Kaip čia nėra nei nieko? Nieko nėra, čia tiesiog apskritai. Ne, bet rimtai čia žiūrėkit. Bet rimtai mes čia nieko... Na, šiaip čia graži vieta tokiam, pusėsalyje. Bet aišku, čia akmuo. O aš norėčiau prie žolės, gal labiau lygumėlių. Mes turim 12. Žinot ką? O, žiūrėk, ten gal dykuma. Dykumoj būtų šiaip faina. Tai man atrodo, faliau dykumą plaukiam. Jeigu čia dykuma, realiai? Jo, čia dykuma. Ai, ne dykuma. Kodėl šitas blokas čia? Tu nieko nematei, Dieve? Dieve, tu nieko nematei? Čia tikrai nesugadinau pasaulio stebuklo 8. Jeigu ne 68. Tai vat nebūsim čia Brainroto, žinokit, vaikeliai. Ne tas video. Ne tas kanalas, tiksliau. Šiaip ne, gal yra. Gal esu nufilmavęs į Brainrotą. Bet vis tiek čia mažiau Brainrotų. Čia apskritai nebus Brainrotų. Bet plašiau, nufilmavau Brainrotus. Ai, nesvarbu, žinot, nesvarbu. Dar džiunglių. Pala, čia nėra, kad aplinkui eina kažkoks vanduo, ar čia... Ai, ne, nesvarbu. Kodėl čia tiek daug tų džiunglių, man jau pykina nuo jų. Kiekvienas pasaulis ir džiunglės. Čia gal kažkoks Minecraftas... Ai, žinot, yra miškas vardu Amazonė. Tai čia tipo Amazonas... Kas čia yra? Čia kažką pridėjo naujo? Kas čia yra? Palaukit, kur mano arbūzai? Kas čia yra? Kas čia yra, rimtai pastas? Gerai, neriam. Greičiau. Žinot, čia to nėra. Čia to net nėra. Mane tiesiog apskemino. Gerai, varom toliau. Kur tu plauki laivas? Čia tam neleidas. Tu čia negali driftint. O žiūrėkit, jau jeigu mes pirmame epizodai keivai apsigyventume. Bet aš jau žinokit, sėdėtin bus sunku tokį ilgą video. Kad jums dar būtų pakankamai ilgas. Kad jūs iškentėtumėte ar pažiūrėtumėte. Opa. Kur zombiai? A, tai šiknasparnė. Gal aš taip zombiai girdžiu? Mane čia nebuvo. Aš geras, mane čia nebuvo. Pa dabar naktis gal? Ne. Žiūrėkit, greit išsikasam čia tokią bazę. Manau, pirmam epizodui mes prisirinkom tikrai nemažai stafo. Pirmas dalykas, durys. Gerai. Ar man užteks, kad bent jau duris Ne. Gerai. Torčas. Dvigubos durys. Pasidarom gal krosnis 2 kokias. Dar vieną greit pasidarom. O palaukit, man vadinasi, net čestui neužtenka tragedija.
Čia ironas, čia mėsytė. Gerai, čia ironą dedam. Ir dar mes turėtume galėti paprastai dar pasigaminti. 2 ironus. Let's go. Pirmi 2 ironai. Spėro negaminsiu, flint and steelą turiu. Ką? O šitaip galima. Ne, aš geriau batukus gal pasidarysiu. Vis tiek šarvai reikalingi. Čia dar gausim. O tai aš skydą negaliu. O, mums reikės medienos kitam epizodui. Čia va miegosim. Va jau 5. Jau daromės pikeksą. Truputį naujesnį. 4. Ką dar reikia? Kirvio reikia. Kirvį pasidarom. O kardas tai geras tas kardas. Tik kiek mes čia? 11 galim armūrui skirti. Normaliai. Panašiai kaip Lietuva gynybai. Oi, tiksliau panašiai kiek Rusija gynybai skiria. Žinot, ką aš noriu patupyti inventorio vietą, tai... O, va, čia mano namai. Aš invalidas. Aba. O turim 5. Pasigaminsim. Ai, reikia dar 3. Ai, dar keliam net negaliu. Truputį nesąmonė, bet nepyksiu. Gerai, mums reikia vario. Gerai, kelnes pasidarom. Oba. Kas šitas zambaras? Na, žiūrėkit, kol kas pusė velnio. Amatininko maždaug drabužiai. Gėlyčių nemanau, kad reikės vėliau. Na, jeigu dar tada 4 turėsim. O jeigu 4 turėsim, tai šūdas. Nebent kardo mes galim pasidaryti. Water bucketam pasidaryti. Bet mes nespėdarom. Click more. O mes negalim bambuko blokų taigi pasidaryti. Ir realiai mes turėtume galėti bambuko 9, 10, 10. 11. Opa. Na, ramiai, bam. Na, va, 16 blokų turim. Kaip mes tik 4 turim? Na, tarkim. O, palaukit, 8. Va, pasidarom. Na, va, reikia dar 5. Tada šitą skiriam, nes šildai 1 ir tada dar 1 kardui. Bet ne, mes turim golden žiauriai gerą kardą. Jam. O tai kam tada skiriam? Arba mes galim 1 šildą ir 1. Žiūrėkit, jo, pasidarom spėrą. Labai spėro noriu. Hui! Kur tu zombi? Gerai. 3, dar 2 reikia. Gerai. 1, žiūrėkit, iškepa paskutinį gabaliuką. Ir mes turėsim jau, na, full setą, bet skirtingą setą. Ir žiūrim. Na, toks pusė velnio setas. Na, kaip čia jums dar galima ką papasakot žmonės? Na, nemanau, kad kažkas dar sudėtins ilgesnį video, gal netgi Mr. Beast'o, jeigu pasamdyčiau jo kompaniją, tai nemanau, kad ir jie kažką padarytų gero. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Fusintas ir subscribinat arba hop. Na, ačiū, kad žiūrėjot, viso gero, like ir subscribe.